Tęsiam saldainių ir riestainių temą. Šį kartą pakalbėsime apie tai, kaip sekasi kurti santykius riestainių ir saldainių. Jeigu riestainis nepriima savęs, ir vynioja save į saldainiui priklausančius popieriukus. Kas tada nutinka? Kai riestainis tiesiog nenori priimti savo riestainiškumo ir mano, kad ne, aš negaliu būti toksai apvalus ir su skylute per vidurį. Aš turiu būti toks, kaip kad būna saldainiai, nes man jie tokie gražūs. Ir tai blizga jų popieriukas. Ir jų vidus toksai šokoladinis ir gražus. Ne, aš negaliu būti kaip riestainis, aš turiu būti kaip saldainis. Ir pradeda save vynioti į saldainiams skirtus blizgančius popieriukus. Ir kas tada nutinka? Jie tokie pusiau apsimetėliai saldainiais riestainiai, gyvena neva tai saldainišką gyvenimą, gyvena, elgiasi tarsi būtų saldainiai ir galiausiai sutinka saldainį. Tarsi svajonių, antrą sielos puselę saldainį. Ir žavisi, o kokia tavo kvadratinė graži stačiakampė forma, kaip tau gražiai gula popieriukas ant tavo kvadratinio saldainiško kūno, susituokime. Ir jie susituokia. Tam tam dadam, tam tam dadam, tam tam dadam, tam dadam. Ir kas nutinka toliau? Metai bėga. Jie gyvena kartu, gyvena. Pirmas susižavėjimas neišvengiamai ima blėsti. Tas saldainio popieriukas irgi ima vis labiau trintis. Ir galiausiai mato vienas kitą tokius, pradeda matyti, vis daugiau tokių blizgučių nebemato. Pradeda matyti, kad jų interesai ima skirtis. Pavyzdžiui, šitam apsimetėliui saldainių riestainiui patinka miltai, o saldainiui, kadangi jo vidus visai kitas, jam patinka cukrus. Ir jie gyvena kartu, tie popieriukai jau nusitrynė, jau nebėra kaip vienas prieš kitą blizgėti. Ir jie galiausiai mato, kad neturi ką veikti kartu, nes absoliučiai skirtingi interesai. Riestainis vis viena ieško riestainių kompanijos. Tačiau ir blaškosi ir negali būti nei su riestainiais, kuriems irgi rūpi miltai, nei su saldainiais. Kuriems rūpi cukrus ir tuo tarpu yra santuoka. Ir ką tada daryti tam vargšui riestainiui? Ir tam vargšui saldainiui, kuris savo gyvenimą susiejo su ne tuo saldumynu. Kuris savo gyvenimą susiejo iš tikrųjų net ne su tuo, kas yra popieriuke, o tik tai su išorinė dalimi. Ir jie nugyvena gyvenimą nelaimingi arba išsiskiria. Geriau jau ieškoti savo tikrosios prigimties. Jeigu esi riestainis, reikia atrasti savo riestainiškumą, nes juk riestainių būna visokiausių. Ir kai riestainis pripažinęs savo riestainiškumą ir pripažinęs tai, kas jisai yra iš tikrųjų, tada jis gali surasti savo tikrąją, antrąją sielos pusę, antrą riestainį, tebūnie pabarstytą cinamonu ir cukrumi. Ir tuomet jie gali gyventi kartu ilgai ir laimingai. Ir susilaukti daug mažų riestainiukų. Apie tai ir daugiau kviečiame jūs į mūsų stovyklą, kuri vyks Liepos 18-24 dienomis Žuvyčiuose, tai yra Elektrėnų rajonas. Stovyklos metu dalyvaus toje stovykloje ir tėveliai, ir mamytės, ir vaikučiai. Ir stovyklos metu mes mokysimės kūrybiškai ir prasmingai leisti laiką kartu, kad riestainiai išmoktų džiaugtis miltais visi kartu, o saldainiai išmoktų visi kartu džiaugtis cukrumi. Tai ir daugiau apie tai rasite mūsų tinklalapyje www.pažinimassaviraiška.lt.